prašau, nežinau. O su jumis Mešk žvėrių top 10. Ir 10 vietoje Darius, kuris per gyvenimą padarė 3 gerus dalykus. Tai yra vaikas, tai yra policininko karjera ir tai yra 2 taškai į priešininko krepšį. Devintoje vietoje nekaltas Irmantas ir jo blokas, po kurio Evaldui buvo nustatytas dalinis smegenų sutrenkimas, skilę 4 šonkauliai ir lūžusi dešinė ranka. Nu blėt, kur tie teisėjai žiūri, nu nežinau. Aštuntoje vietoje Marius skaudantis brandas. Jam balsai galvoje pasakė pelnyti 2 taškus, išgerti taikos alaus ir užkasti karo tomahauką. Tačiau užkandęs karo tomahauką jis išsilaužė 3 dantis. Septintoje vietoje šienapjūtės metas. Evaldas kaip dalgiu perkirtęs priešininkų gynybą pateikė kamuolį ant lėkštutės Irmantui Mažrimui, kuris netgi ir nusisukęs galėjo pelnyti šiuos 2 lengvus taškus. Šeštoje vietoje puikus Irmanto pasirodymas. Irmantai, pakomentuokite. Ačiū. Penktoje vietoje ataka, kuri prasideda ir baigėsi Virgilijaus sėkmingų žaidimu. Belieka tiesiog pasigrožėti. Ketvirtoje vietoje Andrėjus Kirilenkas ir jo firminis metimas pavadinimu Belekur, kuris kaip nekeista dažniausiai įkrenta į krepšį. Trečia vieta. Tarsi kengūra aukštai pašokęs Irmantas pelno sudėtingus taškus per iškeltas varžovo rankas. Įdomus faktas, Australijos kino studija kaip tik šiuo metu kuria vaidybinį filmą Kengūriukas Irmantas. Antra vieta priklauso Andriui, kuris atsiradęs iš niekur pelno 2 sudėtingus taškus ir sudrebina parketą galingu kritimu. Šią savaitę pirmą vietą užima Valdemaro Chomičiaus pusbrolis Valdemaras ir jo įspūdingas no-look perdavimas komandos draugui. Šįkart tiek ir labai jūsų prašome nebesiuntinėti grasinančių laiškų su juodligės užkratu. Dėkui iš anksto, Andriau.